Dar viena yra svarbi taisyklė. Trukmes prie darbų reikėtų rašyti tada, kai mes jau turime sudėję visus ryšius. Jeigu mano mastelis būtų vyks ir aš dabar panaikinsiu, lyg tai dar būtume mes nieko nedarę. Kai jau yra suteiktos, turime darbus suteiktos trukmės, bet nesudėti ryšiai, iš pradžių viskas atrodo lyg tai aišku. Bet kai paspaudžiam sudėti ryšius, mūsų projekto planas pabėga labai toli ir mums reikės paskiau gaudyti, kur yra pabaiga, kad tą pabaigą surišti, pavyzdžiui, su kitos darbų grupės pradžia. Kad nereikėtų mums taip važinėti pirmin atgal, yra žymiai paprasčiau. Pradžioje visos trukmės yra pagal nustatymą 1 diena. Tada aš jas sujungiu. Matot, mano grandinėlė toli nepabėgo. Tada sudėlioju ryšius su kitais darbų paketais, kurių irgi trukmė yra pradžioje tik tai 1 diena. Aš labai aiškiai matau logiką. Ir visa logika man yra ekrane ir nereikia man bėgioti. Ir tik po to aš pradedu suvedinėti, kiek maždaug dienų reikia skirtingiam darbam atlikti. Ir mano projekto planas pats pradeda save kurti. Ir kai sudedu per visą projektą tinkamas trukmes, pas mane atsiranda projekto tvarkaraštis. Dabar kas dar svarbu su trukmėmis. Jeigu reikia visą laiką apsispręsti, kokį vienetą naudosite. Ar naudosite dienas, ar naudosite savaitės. Nes galima kaip rašyti? Mes galime rašyti 15 dienų arba galime rašyti 3 savaitės. Projektas, matot, nieks nepakito. Projektas supranta. Bet problema atsiranda tada, kai tos trukmės, dabar jos pasikeitė, sakysim, labai tiksliai, bet kadangi mastelis labai didelis yra, bet jeigu aš padarysiu dienomis, taip, atsiras skaičiai po kablelio. Ir tada grąžinti atgal nebeišeis. Jeigu jūs jau įvedėte, pavyzdžiui, čia aš paimu ir nepilną savaitę. Ir gaunasi 11,5 savaitės. Ir dabar pasakykit, kiek tai yra dienų. Ir viskas faktiškai yra problema didžiulė. Tai reikia apsispręsti, arba savaitėmis rašyti, arba minimali ir maksimali